Kodėl nudegame saulėje? Trumpai paaiškinsiu, kodėl skauda nudegus saulėje. Tomas su tėvais nuvažiavo prie jūros. Jam patinka paplūdimys. Čia jis maudosi, stato smėlio pilis ir taip praleidžia visą dieną. Tačiau, grįžus namo, Tomas pajaučia, kad jam skauda nugarą. Jis nudegė saulėje. Bet kodėl taip skauda? Būnant ilgą laiką saulėje, oda nudega. Odos paraudimas yra ženklas, kad saulėje buvome per ilgai ir oda yra pažeista rimčiau negu manėme. Tokį odos pažeidimą sukelia ultravioletiniai saulės spinduliai. Ilgai veikdami, šie spinduliai sausina ir sendina odą, keičia ląstelių DNR, taip gali sukelti odos vėžį. Kai nudegi saulėje, oda parausta ir ima skaudėti. Jei nudegama stipriai, tuomet atsiranda patinimai ir pūslės. Taip pat gali pajusti panašius į gripą požymius – karščiavimą besikeičiantį su šaltkrėčiu, pykinimą, galvos skausmą ir silpnumą. Po keleto dienų tavo organizmas ima šalinti saulės nudegimo pažeistą odą. Ji pradeda luptis. Bet kodėl oda taip skaudžiai nudega saulėje? Saulės ultravioletiniai spinduliai pažeidžia odos RNR, tai yra ribonukleino rūgšties molekulės, kurios yra labai svarbios baltymų gamybai. Pažeista RNR informuoja organizmą, kad ląstelė žuvo. Tuomet šalia esančios sveikos ląstelės, siekdamos apsisaugoti nuo žūties, skatinamos gaminti uždegimą ir skausmą skatinančius faktorius. Tai sukelia grandininę reakciją, kuri pasibaigia odos paraudimu ir skausmu. Dažnesni nudegimai didina riziką susirgti odos vėžiu. Tačiau, jeigu nudegimas nedidelis, tuomet oda pati greitai sugyja. Dabar Tomas žino, kai nudegus saulėje ima skaudėti oda, tuomet prasideda gijimas. Tačiau nuo šiol jis yra atsargesnis ir mažiau laiko praleidžia veikiamas tiesioginių saulės spindulių. Dabar jis naudoja ir specialius kremus nuo saulės. Dažniau būna pavėsyje. Su šiomis atsargumo priemonėmis galima saugiai leisti dienas saulėtame pajūryje. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.